Video numeris 2, Hovialo vartotojo vadovas. Matom vėl pultą, nukrovimo įrenginys neparuoštas. Nukrovimo įrenginys neparuoštas bus dviem atvejais. Jeigu nukrovėjo nustumikas nėra grįžęs į pradinę padėtį, arba jis nustuminėja ir optinis daviklis yra uždengtas, tai yra mums kažkas čia užstrigo. Einam prie rankinio valdymo pulto, mes jį išjungiam. Taip, galima dirbti. Dabar lentelė Richardas užsakė. Tai va, dabar joje matome, tai yra užduotis. Šiuo atveju mes supjautume 10 gaminių po 2 metrus. Pataisom antrą, sakysim 2, 1, 0, 0. Tai 50 po 2, 1, 0, 0, 2 po metrą ir 1 po 900 mm. Dabar liko situacija yra realiam laike, kiek mums liko dar supjauti to gaminio. Dar svarbus dalykas yra nulyginimo pjūvis, bus jis atliktas ar ne. Taipogi matom, kad pjūklo variklis išjungtas. Šitie pranešimai aš palikau, jie nestabdo veiklos, ta prasme patys turime čia viską įsijungti. Bet testuojant dar geriau, kad mums, sakysim, pjūklas, jo nėra ir galim drąsiai elgtis su įrengimu. Taigi, ir dabar vėl, tiesa, va čia, viskas, užsakymas bus 64 VNT, šiam 2 liko pagaminti. Užsakymas VNT yra skaičiuojamas ir nulyginimo pjūvis. Perspėjimas yra, kada užsidegs signalinis švyturėlis ant spintos. Rinkinys frezai čia jau vėliau bus. Nukrovime jau papasakojom, kas nukrovime, kaip yra. Taigi dabar koncentruojamės į supjovimo lapą. Spaudžiame naujas gaminys, tai yra įvedam naują užsakymą. Matome, liko pagaminti 10 pirmų gaminių, 52, po 2 trečias, po 1 ketvirtas ir nulyginimo pjūvis. Nulyginimo pjūvį mes turime atlikti. Dega žalias. Taigi, einame prie pjūklo. Kaip ir prieš tai buvusiose video sakiau, kad enkoderis yra vienas iš svarbiausių dalykų. Iš tikrųjų yra pas mus ant gaminio, pastoviai skaičiuoja. Iš principo nelabai rūpinamės, kokiu būdu tas gaminys pajudėjo. Galima į ranką pastumti turbūt būtų, jeigu labai jau. Tai va, ir mes įsuksime ranką. Tai yra, einam. Važiuojam. Nulyginimo pjūvis. Prisispaudė mums hidraulinė stotelė ir prisispaudė tas ir suveikė pjūklas. Galim dar pasižiūrėti. Taip, nulyginimo pjūvis pas mus jau yra raudonas, tai yra jis jau yra įvykdytas. Kitų gaminių mes dar nepjovėm. Taigi, tuo metu, kai gaminys juda per enkoderį, dabar šiaip jis būtų ant gaminio, mes jį suksime rankomis ir mes sukame jį pastoviai, bet mums įdomiau yra, kasgi vyksta. Prisispaudė ir pakilo, nusileido pjūklas. Taipogi šitoj vietoje dar pasijungsim hidraulinę stotelę, jinai irgi pagalbinę funkciją daro.
Tai yra mums pjaunant, dar kartelį žiūrim. Girdim, kaip nupjovimo. Štai pjūklas sudirbo. Ir tokiu būdu girdim, nustūmė gaminį iš metro. Vėl dar kartelį kitaip, ką daro hidraulinė stotelė. Mes čia po 2 metrus jinai prispaudžiam, to būdu mes turim papildomą palaikymą iš kairės pusės, iš dešinės pusės mums laiko štai šitas. Einam, pasižiūrėsime pjovimą. Taip, ir mes matom, kad iš 10 jau 5 supjovėme. Jeigu mums užduotis pasikeitė, ar turime kitą pjovimą, spaudžiame naujas gaminys ir naujas gaminys pas mus įvedamas, pažiūrėjom, kad būtų nulyginimo pjūvis. Tokiu būdu gan paprastai mes supjaustome gaminius. Yra įskaičiuotas pjūklo storis parametruose, yra kitų parametrų, taipogi informacija apie tai, kad gaminiai jau baigėsi, reikia turėti omeny, galbūt jau nebereikia mums jo krauti.